Tatuiravimo menui daugiau nei 8000 metų. Šis istorinis faktas kelia pagarbą. Tačiau šiandien kalbamės apie ilgalaikį makiažą, kuris yra gerokai jaunesnis negu tatuiravimas. Metodas padaryti savo grožį ryškesnį patiko net Kleopatrai. Tačiau nauja ilgalaikio makiažo vystymosi era prasidėjo tik 1981 metais Amerikoje, kai pirmą kartą antakių makiažas buvo atliktas aparatu. Ir šiandien pirmenybę ilgalaikiam makiažui atiduoda vis daugiau įvairaus amžiaus moterų. Moteris nori pasiryškinti ir pasikoreguoti savo antakius, kadangi antakiai yra labai svarbi moters veido dalis, kuri įrėmina visą veidą. Ir kaip bus tie antakiai sutvarkyti, taip ir jausis ta moteris kiekvieną dieną. Iš ties būtų sunku įsivaizduoti gražų veidą be antakių. Jie paryškina veido bruožus, ypač akis, todėl tam moteris turi skirti nemažai dėmesio. Nuo seniausių laikų antakių mados kito. Vienu metu gražiais buvo laikomi tankus ir vešlūs antakiai, kitu netgi siūlo plonumo. Dabar linkstama prie natūralios formos, tačiau tai nereiškia, kad antakių nereikia tvarkyti. Tiesa, yra moterų, kurios į antakių korekcijos svarbą net nekreipia dėmesio. Klydusios jos įsitikina tik tada, kai pamato, kad pagyvėja veidas, šiek tiek paryškinus spalvą ir tinkamai pakoregavus formą. Kiekviena moteris antakius gali dažyti cheminiu būdu. Tiesiog, jeigu pas ją yra tamsus plaukeliai, užtenka tik pakoreguoti formą. Tačiau moteris turi antakių defektų. Nemažai moterų turi antakių defektų. Tai kaip praretėja netankus plaukeliai. Būtent manualinės technikos būdas labai tiktų šios defektus užmaskuoti. Cheminiu būdu dažomi antakiai yra labai trumpalaikis efektas. Tad visos moteris siekia ilgalaikio efekto. Manualinė mikropigmentacija, atliekant procedūrą, rezultatas išliks ilgiau, nuo 3 iki 4 metų. Specialistė teigia, kad po manualinės antakių mikropigmentacijos procedūros antakiai atrodo kaip natūralus makiažas, suteikiantis moteriai estetikos ir elegancijos, net vidutiniškai ryškių bruožų veidų jis duoda išraiškingumo. Ši ilgalaikio makiažo procedūra atliekama specialia rankinė manipula, turinčia vienkartinius adatinius antgalius galinčius įterpti pigmentą į viršutinį odos sluoksnį arčiau paviršiaus ir mažiau skausmingai negu tai padaroma aparatu. Manualinės mikropigmentacijos procedūra skauda daug mažiau nei įprasto permamento. Oda pažeidžiama daug mažiau. Tad klientės nejaučia jokio diskomforto atliekant procedūrą. Pigmentai nepakeičia spalvos, neišlieka jokių oranžinių, žalių, mėlynų tonų. Procedūra užtrunka trumpiau nei ilgalaikį makiažą atliekant aparatu, be to lengviau gyjama, o ir rezultatas pamatomas gerokai greičiau. 6D technika arba kitaip vadinama manualinė mikropigmentacija, tai yra naudojamas įrankis, kuris turi nuo 10 iki 14 adatėlių ir jų storis yra 3 kartus plonesnis nei įprasto permamento. Procedūra prasideda nuo to, kad būsimas darbas aptariamas su kliente. Vėliau pasirinkus pigmentą iš įvairių ilgalaikiam makiažui skirtų atspalvių, specialistė sukuria pageidaujamą antakių formą, apimtį ir spalvą. Kai eskizas jau padarytas ir patvirtintas klientės, užuot naudojus įprastą aparatą, atliekama minėta procedūra. Reikia pastebėti, kad pagrindinis šios technikos privalumas itin plonos linijos preciziškumas. Nepamirškime ir to, kad darbo kokybė priklauso nuo meistro profesionalumo, aparatūros ir pigmentų. Meistras turi būti patyręs, bet to geras visažistas. Tai reiškia, kad jis privalo išmanyti viską apie veido proporcijas, sugebėti įžvelgti žmogaus įvaizdį, subtiliai pajusti spalvų gamos niuansus. Be to, būtina dirbti kokybiško naujausios kartos aparatu ir su kokybiškais pigmentais. Tai yra visu tuo, kas specialiai sukurta ilgalaikiam makiažui. Po procedūros jokios ypatingos priežiūros nėra. Tiesiog 7 dienas negalima lankytis saunose, baseinuose, pirtyse ir nedrėkinti antakių zonos vandeniu. Manualinio mikropigmentavimo metodu ant odos sukurtas makiažas neišnyks net 4 metus. Tačiau norint gauti optimalų rezultatą, po procedūros būtina korekcija. Naudojant mikropigmentaciją atliekamo makiažo ilgaamžiškumas priklauso taip pat ir nuo moters amžiaus, jos odos tipo, taip pat nuo jos maitinimosi įpročių ir gyvenimo būdo.
Senstant odos atsinaujinimo procesai sulėtėja, o ilgalaikio makiažo išnykimo greitis sumažėja. Tad jaunos merginos pigmentavimo meistro kabinete lankysis dažniau negu subrendusios moterys. Taigi, norinčiams atrodyti puikiai visada, net ir naktį ilgalaikis makiažas yra idealus pasirinkimas. Leiskite savo būti gražioms visada.